Sveiki, šiandien vėl aš su jumis ir dar kartą. Visus žaidimus, kokius begalėjau, jau parodžiau, ką aš turiu gero. Tad šiandien mes nieko beveik gero neveiksim kaip visą laiką. Ilga žinutė, per kurią aš pasakosiu, ką darysiu, kai išvyksiu į atostogas. Tai taip va. Darysiu, nieko gero nedarysiu, bet rimčiau tai kursiu Monster High filmuką. Ir nieko gero neturiu ką pasakyti. Tas mano Monster High filmukas vadinsis Monster High karališka šeima. Tai va. Kaip ir daug nieko apie tą filmuką negaliu pasakoti, nes jūs turėsite stebėti tą filmuką ir viską suprasti, bet papasakosiu tik tiek. Papasakosiu apie filmuko esmę. Jog bus mergaitė, kuri gyveno su savo pamotė. Ji gera ta pamotė ir, ji nėra tokia bloga, bet vis tiek yra tokia biški ir griežtoka. Ir ji nežinojo, kad turi tėvus, kurie yra vis dar gyvi. Ir ta mergaitė ras dokumentą, kur yra užrašyta, jog ta motina, ta pamotė įsivaikino ją vaikų namuose. Ir jos tėvų tikrasis vardas. Ji paaugtels, kai jai bus 13 metų, ji per savo gimtadienį pabėgs iš namų ir bėgs ieškoti savo tėvų. O taip, tai jūs patys viską sužinosit. Tai va. Nieko daugiau nebeturiu ką pasakyti, pasakiau, ką filmuosiu, kai būsiu išvykusi. Gal netgi rytoj ir įkelsiu, nes dabar esu vis dar Lietuvoje, bet kai išvyksiu, dar kelsiu dar daugiau ir kiek begalėsiu. Tad iki pasimatymo viso.